girdėjau, kad jūs nesat praleidęs nei vieno kongreso. Mes šį rytą skaičiavom ir vieną suskaičiau, kad aš buvau 11, aš galėjau atsiminti. Aš gimiau mažas Lietuvoje, Kaune. Kai buvo 1,5 metų, karo metu, tėveliai žinojo, kad juos ištrems, jiem pasakė. Tai tada tėveliai perėjo per sieną į Vokietiją, į Prūsiją tais laikais. Ir mes karą praleidom Vokietijoje. Kai aš buvau beveik 10, o mano sesutė 8, mes išemigravom į Jungtines ir pataikėm į Connecticut valstiją, į labai gerą lietuvių parapiją. Ir ten baigiau gimnaziją, paskui ėjau į Fairfield universitetą. Ir aš maniau būti biologijos mokytoju. Baigiant universitetą reikėjo nuspręsti, ką aš darysiu. Tai spalio mėnesį aš padariau lapą, per pusę perbraukiau, už ar prieš stoti į jėzuitus. O Pietų Amerika kaip atsirado? Čia labai geras klausimas. Skaičiau tokį straipsnį vieno žmogaus, man atrodo, jis buvo gal kunigas. Ir jis maždaug liudijo, kad reikia išgyventi kokią nors kitą kultūrą, kad savo kultūrą suprastum kaip iš šalies, galėtume turi su kuo palyginti. O mes lietuviai, jėzuitai, turėjom parapiją Brazilijoje. Aš negalėjau važiuoti kaip kunigas, nes buvo karinė diktatūra ir nepriėmė, bijojo kunigų iš kitų šalių. Tai aš važiavau kaip mokytojas. Filosofijos fakultete dėsčiau braziliškai. Po 3 mėnesių. Pirmasis kongresas buvo 66 metais ir įvyko tas kongresas truputį panašus į šitą arba šitas panašus į aną, kad buvo studijų dienos, 120 žmonių iš 17 šalių. Ir žinoma, čia yra, atrodo, kaip vienkartinis įvykis. Tai aišku, buvo nubalsuota, kad reikia daryti, labai aišku, kad reikia daugiau darytų kongresų. Tai tada, kai buvo antras kongresas 72, ponas Barzdukas dalyvavo Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas ir jis mus spaudė, kad reikia steigti jaunimo sąjungą. Tai aišku, niekas nėra prieš, bet kas nors turi tą daryti. Kažkas turi būti valdyboje ir kažkas turi organizuoti, taip? Ir sugalvoti, kaip tas veiks. Taip. Kaip aš įsivėliau į tą, aišku, buvau ir pirmam ir antram kongrese, bet mes sudarėm valdybą, pirmąją valdybą Pietų Amerikoje. Ne Šiaurės Amerikoje, kur daugiausia lietuvių ir geriausia moka lietuviškai ir visą kažkodėl taip išėjo. Aš ten tada dirbau Brazilijoje. Bet mes negalėjom veikti laisvai, kadangi visos 3 šalys - Argentina, Brazilija, Urugvajus turėjo karinę diktatūrą. Kelintas jūsų kartas čia Neringos stovykloje? Aš pirmą kartą buvau šitoj stovykloje prieš 54 metus. Wow, prieš 50 metų. Pasikeitė čia viskas? Taip, kitaip? Keitėsi ir vis gerėjo. Ir valdybos nariai buvo per tas 3 šalis. San Pauliui, Buenos Aires ir Montevideo. Lemtis buvo tarp tų 3 vietų posėdžiauti. O jei kam įdomu, tai iš San Paulo į Montevideo yra 36 valandos autobusu. Į Buenos Aires 44. Nemažai. Tai kai reikia posėdį šaukt, nėra, kad pavažiuoji tam pačiam mieste. Taip. Tai mes kartais tarpe susitikdavom kaip Porto Alegre pas tokius Vasiliauskus. Pas lietuvius. Iš tikrųjų didelis iššūkis, kalbant ir atstumais, ir kalbant apie kitus dalykus, bet kas buvo ta jūsų motyvacija burtis, turėti savo sąjungą? Daug dalykų nevyksta, jeigu niekas nejudina.
Taip. Kas nors sugalvoja, turi mintį, kad bet kas gali suruošti, jeigu Taip. yra norinčių prisidėti. O jūsų asmeninė motivacija? Labiausiai prisimenu Stasį Barzduką, bendruomenės pirmininką. Ir labiausiai norėjau kaip ir patenkinti jo troškimą. Dėl jo, kai jis pirmininkas, tai reiškia valdybos troškimą, bet ir toks asmeniškas dalykas, nepalikti žmogų, kaip sakoma, ant ledo. Kovoja už tą ir nieks neusikabina. Ir kaip matom, mum išėjo surengti kongresą ir tas atgaivino visas 3 šalis. O liko $5,000, mes užpirkom lietuvių sodybą Lituanika, Brazilijoje. Nežinau, visada būna žmonių, kurie yra užsidegę kažką daryti. Ir dėl lietuviškų tai priežasčių, dėl lietuvybės, dėl Lietuvos laisvės ir tokių draugystės pagrindų per kongresus susipažįsti su kuo nors ir kai reikia kažką daryti tokio ir tokio šaly, tai nerašai į orą, bet tam žmogui, kurį sutikai. Ir su tais, kurie buvo pirmoji valdyboje, mes ir taip buvom draugiški, bet išlikom draugais iki šiandien, dar susitinkam kartais. Žmonės atvažiuoja, neturi nuovokos, žino, kad bus smagu, bet neturi nuovokos, kaip dėl ko iš čia. Dėl ko ir kokių kaip ir gabumus pažadinti ar polinkių surasti, kartu su kitais kalbėti, kurti, veikti, nenusiminti, maloniai bendrauti. Mes tą patį darė pirmam kongrese, visą savaitę buvo toks lavinimas būti, vadovauti, bendrauti su kitais. Ne tik iš geros valios, bet ir mokėti tą daryti. Lietuva oficialiai laisva, bet tas nereiškia, kad nėra pavojuje. Ir kad tas laisvumas nėra tik tais ant popierių, bet kad žmonės gyventų kaip laisvi žmonės, o ne su sovietiniu kažkokiu šešėliu ant savęs. Jų elgesio būdas, pasitikėjimas savim ir kitais. Nepriklausomybė atsirado. Dar Lietuva turėjo sovietinius įstatymus, kai kuriuos ilgą laiką. Pavyzdžiui, iki 2000 metų galiojo įstatymas apie savanorišką tarnybą. Buvo uždrausta. Niekas gal nespaudė, bet iš pradžių spaudė. Aš pats esu patyręs, kai atėjau ieškoti, ar kas nors pas mus savanoriškai veikia. Tai, nes žmogų išnaudoja, jeigu nemokė jam pinigų. Čia sovietinė ta mintis. Vien tik tą savanorystę ugdyti Lietuvoje yra labai svarbu, nes kiti žmonės, jie tik atlieka, ką reikia, o savo gabumus, laiką, patirtį laiko kišenėje ar, nežinau, spintoje. Kai aš nuvykau gyventi Lietuvoje 97 metais, žiūrėjau, ko Lietuvoje trūksta, kur aš galėčiau padėti. Yra tokių dalykų, kurio Lietuvoje nėra ir nėra išsivystę. Vienas kaip ta savanorystė. Aš dirbau ir dar te padedu su tarnyba išsiskyrusiems žmonėms. To nebuvo. Kad ir skautai, su skautais visą gyvenimą. Nepalikti taip laisva, tai dabar aš lakstau po pasaulį. Bet žiūrėt, kaip galiu užmegzti ryšius, suras kažkokią pagalbą, kur kas nors toj šaly, kur aš gyvenu, kažkas vyksta, kur gali būti naudinga Lietuvoje.